sustabdė. Ir labai norėčiau, kadangi jau toks bendravimas prie kavos puodelio, bendravimas, ne paskaita, tai aš norėčiau šiek tiek ir jūsų to dalyvavimo ir labai norėčiau sužinoti, o kokia yra jūsų asmeninė situacija, jeigu galite galbūt kažkur tai komentaruose parašykite, man būtų įdomu sužinoti, ar jūs kaupiate, ta prasme, ar aktyviai kaupiate, ar susistabdėte ir ką galbūt dabar planuotumėte, pirmas impulsas, išgirdus apie pensijų reformą, ką planuotumėte daryti, ar norėtumėte nutraukti, ar norėtumėte tęsti. Ir galbūt, kol visi rašo tuos komentarus, rašykite sąžiningai, nuoširdžiai, iš principo jokios subjektyvios nuomonės. Aš apie savo kaupimą turiu, bet jūsų sprendimas visada yra jūsų sprendimas. Ir būtų įdomu labai pasiskaityti. Aha. Rūta, gal galiu tavęs tada paklausti, tu esi finansų ekspertė. Aišku, finansai yra labai labai plati sritis ir rašai, kad pirma mintis buvo išsiimti, bet kaip tu jauteisi, kai išgirdai, kad vėl eilinė tokia didelė reforma vyksta? Gal paaiškinsiu, kodėl man ta mintis tokia buvo, todėl kad kažkaip valstybė nuolat kaitaliodama tą antrą kaupimą ir dar kai prieš tai buvo ten kažkoks tai pasiūlymas vos nenunacionalizuoti tas lėšas, kažkoks momentas buvo, aišku, visi sukilo prieš, bet man labai sukelia tokį didžiulį nepasitikėjimą ir tada galvoju, kaip ten yra kažkoks tai X fondas sukauptas, jeigu aš jį išsimčiau, pasidėčiau į ETF-us ar į kažkokį tai kitą finansinį instrumentą, jie tegul toliau savo gyvena savo gyvenimą, bet aš nepasitikiu valstybę, tai mano buvo tokia mintis. Bet šiaip dabar, vėlgi, kiek čia skaičiau apie tą reformą, 50/50 mano šiandien mintis pasilikti, kaupti toliau arba išsimti, nežinau. Tai labai laukiam tavo pranešimą. Gerai. Tai aš dabar irgi skaitau, kad vis dėlto žmonės didžioji dalis abejoja. Aš ir pati, tiesą pasakius, daug svarsčiau, nes galbūt mano pirmasis impulsas buvo, jeigu aš nedirbčiau šito darbo, aš turbūt nutraukčiau, nes tiesiog jeigu neturėčiau patikimo žmogaus, su kurio galėčiau nuolat konsultuotis. Bet galbūt pasižiūrėkime iš pradžio labai globaliai, kodėl mes iš viso esam tokioje situacijoje, kaip atsirado iš viso tas pensinis kaupimas, nes pensijos idėja, jinai nėra tokia jau sena. Dar praėjusiame amžiuje, pavyzdžiui, Amerikoje 8-ame dešimtmetyje tik kas ketvirtas galėjo sau leisti išeiti į pensiją po 65 metų. O 3 iš 4 toliau turėjo dirbti. Tai tie privatūs kaupimai, kurie pakeitė valstybinę pensiją, atsirado pirmą kartą. Pats pirmasis pensijų fondas privatus atsirado Čilėje 1981 metais. Senai ar nesenai vertinkite, tokio senumo kaip aš, tai jau visai ne jauna tokia idėja, bet tas privatus kaupimas Čilėje atsirado dėl tos pačios demografinės padėties ir iki tol galiojo sistema, valstybinė sistema pay as you go, ta prasme, kai pensininkai yra remiami mokesčių mokėtojų lėšomis. Ta prasme, dabartiniai mokesčių mokėtojai, kaip ir pas mus, valstybinės sodros pensija, dabartiniai mokesčių mokėtojai išlaiko išėjusius į pensiją žmonės. Tai buvo planuojama kaupti privačiuose ir buvo pradėta kaupti privačiuose pensijų fonduose, buvo atidedama po 10% nuo savo pajamų ir planuota, kad sulaukus pensinio amžiaus bus pasiekta iki 70% nuo buvusio darbo užmokesčio, kas sakoma, kad yra ta tinkama suma, iš kurios galima išgyventi psichologiškai ir fiziškai, nepatiriant jokių sunkumų sulaukus pensinio amžiaus. Aišku, turiu paminėti, kad ši sistema Čilėje nepasiteisino ir šiuo metu jinai yra peržiūrima ir koreguojama ir pasakysiu dėl ko, dėl to, kad Čilėje vis dėlto yra ir tos neoficialios darbo rinkos ir nebuvo nuoseklaus nuolatinio kaupimo, valstybė neprisidėjo, darbdaviai neprisidėjo, žmonės kaupė tik tai savo lėšomis ir kaupė didžioji dalis epizodiškai, o ne nuolat. Dabar Lietuvoje kokia yra situacija? Dabartinė sodros pensija siekia 40-50% nuo buvusių pajamų, bet artimiausioje ateityje prognozuojama, kad sieks iki 30% nuo buvusių pajamų. Iki 40% pensininkų vis dėlto gyvena šiai dienai ant skurdo ribos.
ir tie žmonės gyvena čia ir dabar, mes turim tai vertinti. Vidutinė senatvės pensija yra 667 eurai, tai įsivaizduokime, kad jeigu rytoj išdirbę visą būtiną stažą 305 metus, mes sulaukę pensinio amžiaus su vidutiniu darbo užmokesčiu turėtume gyventi iš 667 eurų. Sakykim, kad neturim jokių kitų santaupų, tai ko gero būtų šiek tiek sudėtingoka, ne? O jeigu tai būtų 30% buvusių pajamų, tai turbūt psichologiškai ir fiziškai tai būtų didelis smūgis. Tai dabar vis dėlto norėčiau pasidalinti tokia skaidre, nes finansai reikalauja tikslumo. Tai noriu štai ką jums parodyti. Palaukite, kur čia mano tas... Bet štai šitoks galbūt paveiksliukas, jeigu jums tai ką nors sako, tai yra tokia organizacija, galbūt jūs žinote, ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija, kuri daro ir statistinius skaičiavimus ir prognozę, tai prognozė Lietuvai yra štai tokia. Jeigu matote tą ryškesnę spalvą, tai yra moterų artimiausia ateitis. Blankesnės spalvos yra dabartinė situacija ir vyrai tą ryškesnę mėlynąją spalvą po daugmaž 20 metų, 2048 metais, štai šitokia būtų Lietuvos situacija. Tai ko gero moteris, mačiau didžioji dalis pasijungusių yra moteris, tai turbūt moteris turėtų pradėti jaustis labai nejaukiai, nes mes ypatingai turėtume rūpintis tuo pensijos klausimu, nes mums turėtų būti labai aktualu. Ir jeigu šiai dienai vidutiniškai kažkur apie 2,5 žmonių išlaiko vieną pensininką, tai po 20 metų planuojama, kad pusantro dirbančio žmogaus turėtų išlaikyti vieną pensininką. Dabar, jeigu palyginti tą pačią mūsų Lietuvos situaciją su Skandinavijos rinka, nes mes labai taip. Tai mokesčiai kils, toliau sėkmingai kils mokesčiai skaičiuojant šitą dalyką. Ir aš matau komentaruose Irma parašė toks keistas pareiškimas, kad dabartiniai dirbantieji remia gaunančius pensiją, kai kiekvienas pensininkas visą gyvenimą mokėjo pensiją. Bet taip yra ir taip buvo iki šiol. Aš nežinau, ar jūs to gal nesupratot ar nepastebėjot, bet visa ta sistema taip ir veikia. Mes mokam įmokas, iš tų įmokus pensininkai gauna pensijas. Ir aš asmeniškai, kai buvau jaunesnė ir dar turėjau tėvus, dabar amžinatelis jau jie, tai aš visą laiką savo nusiteikdavau taip, kad aš pervedinėjau pensiją savo tėvam per sodrą. Tai dabar jau jų nebėra, jiems amžinatelis, bet vis tiek aš labai sąmoningai suprantu, kad mano mokami mokesčiai didžiąja dalimi jie ir keliauja būtent į dabartinių pensininkų pensijas, o va tik tai ta antra pakopa, jinai keliauja į kažkokius fondus, teisingai Svetlana? Taip, jie asmeniškai sudaryto sutartį. Tik tiek, kad mes mokame privalomai sveikatos draudimą 19,5%. Iš jų 8,72% eina į pensijų kaupimo tą krepšelį, į sodros krepšelį, kuris skirtas būtent pensininkams. Daug tai ar mažai vertinkite patys, bet šiuo metu, aišku, pensijos paskutinius kelis metus didėja, bet vertinkim ir tai, kad darbo užmokestis labai stipriai augo. Tai va, Rūta, tu galbūt tiksliau žinai, dar prieš 10 metų mes atsiskaitydavome litais, tai atlyginimai tada buvo visiškai kitokie. Per paskutinius 5 metus. Vos ne 1:1 dabar aš galvoju, kiek yra dabar eurais, jo prieš 10 metų. Taip, tai tu esi visiškai teisi. Iš principo, jeigu mes nieko nedarom patys ir tikimės, kad valstybė arba dabartiniai tuometiniai mokesčių mokėtojai mus turėtų išlaikyti, tai tada mes turime tik tai 3 išeitis: didinti pensinį amžių, surinkti didesnius mokesčius arba mažinti pensijas. Ir ko gero, visi 3 galėtų būti pritaikyti, jeigu iš tikrųjų mes neturėtume kitokios išeities. Tai dabar aš galbūt šiek tiek paminėsiu tą Skandinaviją, nes mes visada ją teikiame kaip pavyzdį. Mes lietuviai mėgstame lyginti su skandinavais. Skandinavijoje pensija sudaro nuo 70 iki 90% nuo buvusių pajamų, tačiau mes visi ko gero irgi puikiai žinom. Vienas kitas lietuvis irgi kažkada tai buvo išvykęs kažkur padirbėti į Skandinaviją. Tai žinome, kad ten ir valstybė prisideda, ir darbdavys prisideda, tai yra toks kompleksinis pensinis kaupimas. Kodėl jis veikia? Todėl, kad žmonės nuo įsitraukimo į darbo rinką pradeda vis dėlto aktyviai dalyvauti tame pensinėme kaupime, jie tiki sistema,
Valstybė tiki sistema prisideda, darbdavys tiki sistema prisideda ir pats žmogus irgi aktyviai ir nuosekliai moka. Aktyviai ir nuosekliai. Ir dėl to yra sukaupiamos pakankamai didelės lėšos. Tai galbūt, Rūta, vėl tęsiant tavo mintį apie mokesčių padidinimą, aš galbūt pasidalinsiu ir kitą situaciją, galbūt mokesčių reforma, kurie įvyko nuo šių metų pradžios. Ir čia nėra visi tie pokyčiai, kurie įvyko. Tu galbūt galėsi pataisyti arba papildyti, aš žinau, kad tu esi puikiai specialistė savo srityje, tai vad dėl mokesčių, ne? Jau pasižiūrėkim ir šių metų tokie pokyčiai, kodėl jie yra labai svarbus, todėl kad mes matom, kad mokesčiai tikrai auga, o lengvatos mažėja arba po truputį išnyksta. Visų pirma, nuo šių metų sudaromom ilgalaikiam sutartim nebegalioja gyventojų pajamų mokesčio lengvata fiziniam asmenim, nes anksčiau valstybė grąžindavo iki 20% nuo įmokų, neviršėjant 1500 eurų per metus vienam fiziniam asmeniui. Tai senom sutartim dar 10 metų ta lengvata galios, naujom sutartim jau nebegalioja. Pelno mokesčiai yra padidinti, čia galbūt verslam yra aktualiau, iki 17,7% atitinkamai. Nauja kartelė progresyviniam gyventojų pajamų mokesčio tarifui yra įvesta, tai jeigu anksčiau buvo tik tai 20 ir 32%, tai dabar atsirado ir ta tarpinė grandis 25%, virš 10 tūkstančių šiek tiek bruto darbo užmokesčio. Tiesa, Rūta? Tada ir lengvųjų automobilių įsigijimo ribojimai, čia galbūt aktualu tiem verslų savininkam arba verslam, kurie įsigyja automobilius įmonės lėšomis. Taip pat draudimo sutartys yra papildomai apmokestinamos, nustatytos lubos sveikatos draudimui, nekilnojamo turto mokesčio epopėją aš jau nežinau, praradau viltį suprasti, kas vyks su to nekilnojamo turto mokesčio, nežinau, ar yra baigta ar dar nebaigta. Ir kaip višnelė ant torto, jau turim ir tą antros pakopos pensijų reformą, tikimės, kad dar nebus didelių kažkokių tai pokyčių iki metų pabaigos, bet daugmaž vis dėlto, ką matome, tai mokesčių didėjimą, lengvatos sumažėjimą. Ir kodėl tai yra labai svarbu? Todėl, kad vis dėlto antra pakopa, ko gero, yra galbūt vienintelis likęs finansinis produktas, kuris dar turi kol kas subsidijas iš valstybės. Mes turime vis dar valstybinę paramą, kuri taip pat ilgą laiką buvo diskutuojama ir buvo siekiama irgi ir ją panaikinti, bet gera žinia yra ta, kad vis dėlto valstybinė paskata lieka. Tai vat aš galbūt irgi, kadangi skirtingo lygio galbūt žmonės ir skirtingų žinių apie dabartinę pensijos sistemą, tikiuosi, yra prisijungusių, aš galbūt bendrus tokius duomenys apie dabartinę Lietuvos pensijos sistemą irgi pateiksiu, kad mes neturime vienos pensijos. Mes turime pensijos sistemą ir ta pensijos sistema sudaro iš 3 dalių. Kažkada sodros pensija ir antros pakopos pensinis kaupimas buvo šiek tiek susijęti. Galbūt ten nesigilinsiu, nes skaičiuojant antrą pakopą, kadangi jinai buvo pervedama iš sodrai sumokėtų mokesčių, ten buvo šiek tiek mažinami taškai ir taip toliau, bet mes apie tai dabar nekalbėsim. Jeigu kažkam įdomu būtų pasigilinti daugiau, tai galima asmeniškai tada į klausimus po to atsakyti. O šiaip, kad turim suprasti, tai kad tos 3 dalys iš principo ir turėtų sugeneruoti mum kažkada tai sulaukus to pensinio amžiaus iki 70% mūsų buvusių pajamų. Tai sodros pensija yra visiškai valstybinė, savarankiškas kaupimas visiškai privatus ir to savarankiško kaupimo būdų gali būti labai daug. Ir kaip ir Rūta minėjo, gali būti ir kažkoks tai savarankiškas akcijų portfelis, gali būti kažkoks tai ir nekilnojamas turtas, kuris jums neš kažkokias tai pasyvias pajamas ateityje, bet vėl, bet kuris turtas ir jo vertė, jinai nuolat svyruoja. Ir dabar ta antra pakopa, tai yra tik tai tarpinė grandis, kuri yra dalinai valstybinė ir dalinai privati. Tai antra pakopa nėra panacėja, jinai tikrai neišspręs visų mūsų klausimų, tai yra tik tai papildomas kaupimas prie viso kito, ką mes darome. Ir kuo galbūt skiriasi visi tie 3 būdai, kaupimas yra skirtingas, sukaupiama vertė dažniausiai būna skirtinga ir išmokėjimo sąlygos taip pat yra skirtingos. Tai taip pat paveldėjimo sąlygos yra skirtingos. Sodros pensija yra ta, kuri iš principo, kaip ir minėjom, yra mokama iš mokesčių mokėtojų lėšų, tiesioginio
paskirstimo principu. Jinai yra nepaveldima ir išmokama sulaukus pensinio amžiaus. Antra pakopa yra kaupiama papildomai prie sodros pensijos. Dabar visiems yra taikoma ta pati formulė 3 plus pusantro, kur 3 procentai yra mokami paties dalyvio lėšomis ir 1,5% valstybinės subsidijos, kurie apskaičiuojama pagal vidutinį darbo užmokestį už praeitus metus. Jinai yra paveldima, čia irgi labai daug diskusijų buvo dėl paveldimumo, paveldima, nepaveldima. Rūta, tu buvai paminėjusi, kad dėl nacionalizavimo buvo klausimas, diskusijos tai buvo, bet iš principo Konstitucinis teismas irgi buvo pasisakęs prieš nacionalizavimą, irgi turėjo savo nuomonę ir ne vieną kartą. Bet antra pakopa turi tikrai nemažai valstybės garantijų ir tas yra labai svarbu, aš galbūt šiek tiek vėliau apie jas paminėsiu. Tik tiek, kad kaip ir sodros pensija, antros pakopos tikslas yra sulaukus pensinio amžiaus neišmokėti žmogui visą pinigų sumą, kas irgi daugelį lietuvių galbūt kartais piktina, nes galvoju, kad aš čia visą gyvenimą kaupiau ir man dabar neišmokės visos sumos iš karto. Bet antros pakopos tikslas yra, kadangi nei vienas iš mūsų, ko gero prisijungusių, nežinome, kiek ilgai mes gyvensime, sąžiningai nežinome, ne? Ar mes gyvensime labai ilgai, ar mes gyvensime labai trumpai, tai jeigu trumpiau, tai žinom, kad pagal civilinį kodeksą tos lėšos yra paveldimas, bet jeigu vis dėlto gyventume ilgiau, tai klausimas, iš ko mes gyventume. Aš labai mėgstu posakį, kad ne problema išgyventi iki pensijos, bet kartais problema yra išgyventi iš pensijos. Tai va, antros pakopos tikslas yra, kol mes gyvenam, yra anuiteto savoka įvesta, ne, 2019, gal šiek tiek anksčiau atsirado, bet 2019 metais jinai tapo dar aktualesnė. Tai kas yra anuitetas? Anuitetas iš principo yra garantija, kad lėšos bus mokamos žmogui iki gyvos galvos. Mes turim garantiją iš valstybės, kad lėšos bus mokamos netgi jeigu mes gyvensim ilgiau nei iki 85 metų. Kas yra labai svarbu, iš tikrųjų. Labai. Aš tai, pavyzdžiui, planuoju gyventi ilgiau negu iki 85. Nu, va dabar tokia užėjo noras biškai diskusiją paprovokuoti. Žiūrėjau kažkokią laidą, reiškia, su mokslininku, kuris ten visais tais sveikais dalykais, reiškia, labai labai, nu, jos rytis yra mokslo ir tyrimo. Ir jisai kalbėjo apie tai, kad visiškai normalu būtų žmogui išgyventi net 120 metų. Taip. Nu, prie tam tikrų parametrų, žinai, ten maistas, oras, sveika gyvensena, sportas, ten, nežinau, kad karų nebūtų, žodžiu, ar ne? Tai galvoju, nu tai palauk, tai jeigu mes iki 120 gyvenam, tarkim, o išeinam į pensiją šiam 67, va dabar aš turėčiau išeiti pensiją, ne? Nu tai iš tikrųjų dar lieka labai ilgas 65. gyvenimo tarpas ir va žiūrint iš tos perspektyvos, tai būtų visiškai normalu, jeigu ilgintų toliau pensinį amžių ir jeigu reikėtų mokėti daugiau mokesčių ir kad, nu, žinai, kad, kaip čia pasakyti, mes visi tos pensijos laukiam kažkokio, kaip kuo greičiau ateitų ir kuo daugiau pinigų gautume, bet tai yra matematiškai nelogiška, nei kad greičiau ateitų, nei kad daugiau pinigų gautume. Sutinku, taip, žmogaus potencialas yra gyventi iki 120 metų. Ir kažkada iš tikrųjų pati buvau prisėdusi, man labai įdomus visi tie skaičiai, pati domiuosi, ieškau tos informacijos, žiūrėjau irgi Lietuvos gyventojų pragyvenimo ilgį, jis iš tikrųjų yra stabiliai augantis kiekvienais metais. Tai tarp kitko paminėsiu, šiek tiek tokių bauginančių faktų, mes kalbam čia apie demografinę padėtį, bet 2024 metai, tai yra praėjusiai metai, buvo pirmi metai, kai naujų darbingo amžiaus žmonių buvo mažiau nei naujų pensinio amžiaus žmonių. 2024 metai buvo metai su rekordiškai žemiausiu gimstamumu Lietuvoje. Kol kas. Rekordiškai žemiausias gimstamumas. Gimė mažiau nei 19 000 žmonių. Tai dabar įsivaizduokime, kad tie žmonės, kurie gimė 2024 metais, po 20-25 metų įžengs į Lietuvos darbo rinką. Galbūt ne visi. Tai man į pensiją reikia, žodžiu. Taip, ir man taip pat. Man dar 20 metų likę pagal visų. šiandienos įstatymus, jo. Taip.
Man taipogi, kaip tik ateis tas pensinis amžius, šiuo metu tai yra 65 metai, jis kol kas nesikėlė, nes irgi labai daug diskusijų girdžiu apie Lietuvoje pensinio amžiaus pakelimą. Yra kol kas ES rekomendacijos, bet įstatymo jokio nėra ir pensinis amžius nėra padidintas, tai yra 65 metai ir vyram, ir moterim. Tai vat, dar liečiant tą antrą pakopą, galbūt šiek tiek vėliau paminėsiu, kokie yra pokyčiai, bet jinai, galbūt kas mane piktina, bet iš kitos pusės ir džiugina. Mane kaip specialistą dirbantį su antra pakopa džiugina tai, kad vis dėlto jinai yra peržiūrima ir jinai yra koreguojama. Ir kol kas aš matau tik tai teigiamus pokyčius, išskyrus tam tikrus galbūt nepatogius, bet nepatogus jie yra tik tai tuo atveju, jeigu žmogus nekaupia jokiais kitais būdais ir mato antrą pakopą kaip vienintelė išgyvenimo priemonė kažkada tai sulaukus pensinio amžiaus. Dabar kas liečia savarankišką kaupimą, vis dėlto labai mažai žmonių dar kol kas dalyvauja savarankiškame kaupime. Ir didžiulis pliusas, bet tuo pačiu ir didžiulis minusas iš pensijos kaupimo pusės yra tai, kad žmonės turi galimybę bet kada išsiimti sukauptas sumas. Ir gyvenime anksčiau arba vėliau vis dėlto ateina tokia situacija, ateina toks lūžio momentas, kai tau labai reikia lėšų. Ir kai tu turi tą labai lengvą prieėjimą prie tų pinigų, tu labai dažnai tuos pinigus ir pasiimi. Ir tuo antra pakopa skiriasi nuo trečios pakopos. Iš antros pakopos iki šiol nebuvo taip paprasta išsiimti pinigus. Tai dėl to labai dažnai žmonės sulaukia pensinio amžiaus. Dažniausiai antrą pakopą buvo sukaupę kaip vos ne vienintelę kažkokią finansinę priemonę. Dabar pagal darbo pobūdį aš nuolat susitinku su žmonėmis, kurie yra jau pensinio amžiaus, bet vis dar dirbantis. Dabar visiškai šviežia situacija. Užvakar pas mane buvo atėjęs vienas labai geras traumatologas mūsų universitetinės ligoninės, jam yra 67 metai ir jis vis dar dirbantis pensininkas. Sako, aš šiek tiek lengvesnės galbūt operacijas, dabar plaštakas operuoju, galbūt tokius smulkius, bet labai lengvus, ramius darbus atlieku. Tai jo atlyginimas buvo 4000. Aš pasiklausiau, o kokia dabar yra pensija? Pensija, sodros pensija yra 1000 eurų. Tai kad suprastume, kokios yra darbo užmokesčio ir pensijos proporcijos. Žmogus stažo turi, labai hiperbolizuotai pasakysiu, 1 milijoną metų. Dirbęs Lietuvoje visą laiką, nuo pat jaunystės, iš tikrųjų visą gyvenimą paaukoja savo darbui, savo misijai. Aš jo tiesiogiai ir paklausiau, ar iš 1000 eurų jis dabar lengvai pragyventų. Žmogus tiesiogiai ir atsakė, kad tikrai ne, ir 1000 eurų tai nėra ta užtektina pinigų suma. Tai žmogus iki šiol dirba, jis iki šiol kaupia antros pakopos pensiją ir kol kas mes su juo toliau tą pokalbį ir tęsiam. Tai galbūt aš jau dabar pereisiu prie antros pakopos pensijos tų naujovių. Jų yra tikrai nemažai, tai galvoju, nepasakosiu, tiesiog paruošiu skaidres, nes tikrai labai daug detalių atsirado. Tos sąlygos tapo lankstesnės, patrauklesnės, daug daugiau galimybių, lėšų išsiėmimo galimybių. Dabar kokios jos yra, aš po truputį papasakosiu, bet svarbu, kad išlieka ir valstybės paskata. Ir valstybė moka 1,5% nuo vidutinio darbo užmokesčio, kaip ir minėjau, visada skaičiuojama pagal užpraeitus metus, tai šiemet moka už 2023 metų, pagal 2023 metų vidutinį darbo užmokestį. Ir taip pat šiek tiek yra pokyčių dėl išmokų mokėjimo sulaukus pensinio amžiaus ir taip pat dėl lėšų išsiėmimo nesulaukus pensinio amžiaus. Tai visi tie pokyčiai įsigalioja nuo kitų metų sausio 1 dienos. Ir sprendimus bus galima priimti net 2 metus iki 2027 metų pabaigos. Tai labai neskubėkime ir kiekvieną kartą labai stipriai pasvarstykime, ką vis dėlto geriausia daryti. Turim labai ilgą tarpą, tai neskubėkime priimti tuos sprendimus. Aš jums savo poziciją irgi papasakosiu, tai iš pradžio galbūt dėl valstybinės tos paskatos, kuri vis dėlto lieka. Tai
jau yra paskaičiuota, kiek daugmaž sudarys tos valstybinės priemokos iki pat 2030 metų. Jeigu 2019 metais, kai įvyko ta reforma, kai formulė pasikeitė į 3+1,5, valstybinė paskata per metus sudarė šiek tiek mažiau nei 200 eurų, tai 2030 metais tai bus daugiau nei 500 eurų. Tai sakykime, jeigu vidutinis darbo užmokestis bruto yra 2337 eurai, ne dabar pagal 2025 metų pirmo ketvirčio rezultatus, tai žmogus, kuris gauna vidutinį darbo užmokestį, šiek tiek daugiau nei 60 eurų turėtų sumokėti į savo antros pakopos pensijos sąskaitą. Bet kas yra labai svarbu, tie 3% nėra apmokestinti nei GPM, nei privalomųjų sveikatos draudimų. Tai prasme, tai yra gryni tie 3%, kurie nueina į jo antros pakopos pensijos sąskaitą. Nes jie skaičiuojami nuo bruto darbo užmokesčio, bet išskaitomi iš neto darbo užmokesčio, ne? Bet tie 3% nuo didelės sumos. Aišku, Rūta, dabar norėtum pasiginčyti, ne? Nes išskaitomi iš neto. Ne, ginčytis nenoriu, galvoju tiesiog, Skaičiuoji. dar naujas požiūrio kampas, kad jie neapsimokestina. Nu gerai. Taip. Nu, bet jie yra mokesčiai, mokestis ir negali apsimokestinti, neturėtų bent jau. Na, taip, bet ir valstybinė tada paskata tam žmogui, kuris gauna vidutinį darbo užmokestį, yra 1,5% nuo vidutinio darbo užmokesčio. Tai šiuo metu tai yra šiek tiek daugiau nei 30 eurų. Na tai apvalinkim, 60 eurų nuo žmogaus, 30 eurų nuo valstybės. 50% garantuotos grąžos. Daug tai ar mažai? 50% garantuotos grąžos. Sakykime, jeigu žmogus uždirba 4 000, tai tada toks žmogus susimoka į antrą pakopą 120 eurų, valstybinė priemoka sudaro 25%, nes taipogi tie patys 30 eurų, bet tai yra 25% garantuotos grąžos. Daug tai ar mažai? Aš iš tikrųjų žinau labai mažai tų finansinių produktų, kurie galėtų uždirbti žmogų garantuotus 25% grąžos. Plius dar tie pinigai yra investuojami ir, aišku, dar papildomai uždirba grąžą, bet 2024 metais vidutinė visų pensijų fondų Lietuvoje veikiančių grąža buvo 17%. Vidutinė. Tai yra tikrai neblogi skaičiai. Šiaip jeigu įvertinti visą pensijų fondų gyvavimo laikotarpį, čia nuo 2004 metų, kai tik pradėjo Lietuvoje kauptis antros pakopos pensija, tai vidutinė rinkos grąža yra nuo 6 iki 8%, tai jie iš principo ir taiko į tą vidutinę rinkos grąžą. Tai yra normalus augimas, normalus prieaugis, kurį galim, čia neįvertinant valstybinės tos priemokos. Tai valstybinė paskata lieka, ir tai yra labai nemažai, bet atsiranda dar ir papildomas galimybės pasinaudoti lėšomis nesulaukus pensinio amžiaus ir atsiranda dar patrauklesnės stabdymo galimybės. Jeigu šiai dienai mes galėjom sustabdyti sutartis tik tai 12 mėnesių per visą sutarties laikotarpį, per visą gyvenimo laikotarpį, po 12 mėnesių automatiškai atsistatydavo tos įmokos ir mes sustabdyti nebegalėjome, tai dabar stabdyti galima neribotai. Tai va tie, kas yra sustabdę antrą pakopą ir vis dėlto iki šiol negali apsispręsti, tai turi žinoti, kad kitais metais galėsit vėl prasitęsti, bet tik tai nuo sausio 1 dienos, aišku, jeigu jums atsistatys tas pensijų kaupimas dar šiemet, tai turėsit šiek tiek luktelti. Pratęsti bus galima iki pat pensinio amžiaus. Jeigu įstatymai, aišku, nepasikeis. Ir atsiranda galimybė pasinaudoti lėšomis nesulaukiant pensinio amžiaus, tai va čia šiek tiek galbūt detaliau. Visų pirma, galbūt pabaigsiu ir apie stabdymo galimybės, kad kiekvieną kartą reikia teikti tą prašymą. Mes negalim, pavyzdžiui, sustabdyti visam likusiam laikui ir visiškai pamiršti apie tą pensinį kaupimą, tai turėtumėte kreiptis į tą pensijų fondą, ko gero, dar kol kas nėra patikslinta, kuriame jūs kaupiate ir pratęsti tą stabdymą. Bet aišku, turime įvertinti, kad tuo metu, kai mes esam sustabdę antrą pakopą, yra nemokamas valstybinės subsidijos. Mes netenkame galimybės gauti tų 1,5% nuo vidutinio darbo užmokesčio. Ir, aišku, bet kada dar galime ir atnaujinti tas įmokas, vėl pradėti kaupti antroji pakopai, jeigu mums vis dėlto pasirodys tas kaupimas pakankamai patrauklus. Dabar nesulaukus pensijos, taip pat nuo kitų metų atsiranda tokia galimybė,
išsiimti dalį lėšų. Apie kiekvieną punktą šiek tiek plačiau pakalbėsiu. Galima bus atsiimti iki 25% nuo sukauptos sumos bet kada per visą gyvenimo laikotarpį, bet detaliau paaiškinsiu, kokios yra sąlygos. Taip pat atsiranda kitokios galimybės išsiimti lėšas likus 5 metam iki pensijos, tai iš principo sulaukus minimalaus pensinio amžiaus ir kritiniais atvejais taip pat, galbūt irgi apie tai jau kažkur girdėjote, nes iki šiol galimybė išsiimti lėšas buvo tik tai 2 atvejais - mirties atveju arba sulaukus pensinio amžiaus. Kitokių galimybių nėra. Nu, mirties atveju, aišku, žmogui buvo neaktualu, bet šeimai buvo labai svarbu, nes kartais tai yra labai reikalingos lėšas, kadangi pati su tom pensijų išmokom dirbu, tai žinau, kiek ta sukaupta suma kartais nustebina artimuosius, kai jiem reikia tvarkytis paveldėjimą ir tikrai būna tokia labai svarbi pagalba priklausomai nuo kiekvienos situacijos individualiai. Tai va dabar apie tuos 25%, kuriuos galima bus išsiimti iki pensijos, tai reiškia per visą kaupimo laikotarpį. Galima bus tai padaryti bet kuriuo metu, bet tik vieną kartą. Ir 25% nuo sukauptos sumos, bet nedaugiau nei buvo įmokėta savo lėšomis. Tai dabar jeigu prisijungtume prie sodros paskyros, mes matome, kokia yra įmokėta suma, matome, kiek buvo įmokėta mūsų lėšomis. Rūta jungiasi prie savo paskyros iš karto. Aš buvau prisijungusi, tai man tik buvo labai kas įdomu, kad irgi sodros paskyroje mes matome, kiek tų įmokų yra pervesta į fondus. Tai tarkim, mano atveju yra pervesta virš 12 000, ten bendra suma. O sukauptoji? Jo, per visus tos 20 metų, bet ašgi ten nematau, kiek priaugo tų palūkanų, arba kitaip sakant, ką tas fondas uždirba su tais mano pinigais. Tai va dabar irgi besiklausydamas Svetlanos darau kitą darbą ir pasijungiau prie savo kaupimo paskyros ir, nu, džiugi žinia, tai ten aš matau 23 000, tai 12 ir 23, tai noriu pasakyti, kad per 20 metų vis tik tai priaugino beveik dvigubai. Net pirmą kartą va tokį pratimą dabar padariau, nes visą laiką sodrui pasižiūrėdavau, kiek yra pervesta, bet kažkaip nežiūrėdavau, o kiek yra užaugę. Geras. Iš tikrųjų, rezultatai kartais yra stulbinantis, tai vat aš irgi po to parodysiu ir tokį vieną savo artimo žmogaus rezultatą. Tai parodysiu, kiek buvo įmokėta. Nuo 2009 metų yra kaupta pensija, kiek įmokėta, kiek valstybės įmokėta, kiek sodros įmokėta ir kokia yra sukauptoji vertė šiai dienai. Tai kalbant apie tos 25%, tai galima išsiimti iki 25%, bet nedaugiau nei įmokėta savo lėšomis. Tai bet Rūta sodros paskyroje, kadangi tu esi prisijungusi, dabar pažiūrėk, kiek tavo lėšomis yra sumokėta. Nes yra dalis sumokėta. Žinai ką, aš nusnipinsiu ir įmesiu į čatą, nes aš va šitos vietos ir nebesuprantu. Tai kas tie 25%? Ar tie 25% nuo tos jau nuo visos sumos, nuo visos sukauptos sumos, nuo tų 23 000, bet neviršijant tavo įmokėtos sumos. Tai sakykime, jeigu 23 000 yra bendra sukaupta suma, to aš pasiimsiu irgi skaičiavimo mašinėlę, tai grubiai gaunasi šiek tiek mažiau nei 6 000, ne? 5750, o tavo įmokų dalis yra, sakei, 12, tai tu galėtum pasimti visus 5750, nes jie neviršia tavo įmokų dalies. Visiškai. Jeigu tu galėtum pasimti 13, bet tu esi mokėjus 12, tai tu negalėtum pasimti daugiau negu 12. Nedaugiau nei 25%. Tai abi sąlygos turi galioti. Jo, nu aš turiu omeny, jeigu pagal jos skaičiavimus jinai galėtų, tarkim, pasimti 13 000, bet kadangi pažiūri įmokos yra tik tais 12, tai nu galėtų nedaugiau negu 12 pasimti, nedaugiau negu tavo įmokų dalis. Ne visai. Nedaugiau nei pačio asmens įmokų yra. Taip. 12 000 čia. Jo, 12 000 čia Rūta minėjo iš viso yra pervesta. Ne, aš į čatą pasidalinau, tai va, pirmas vaizdas yra sodros vaizdas, antras vaizdas yra pensijų fondo vaizdas tos antros pakopos. Tai tavo įmokų yra 4761, tai tu negalėtum visų pasimti 25%, tu galėtum pasimti nedaugiau negu 4761. Taip, tai tada tą sumą ir galima būtų pasiimti, bet ta suma būtų apmokestinta 3% mokesčių.
Tai Tai čia 3 netgi procentai reikia kiek bus per vertinti ne tai, kad mokestis? prieaugis, tu sakai 50, čia prieaugis realiai tavo nuo algos įmokų yra 4761, o turtas dabar yra 23, tai čia daugiau negu 5 procentų, nes tau nuo Taip, algos tik 47, visa kita valstybės parama taip, yra. taip, Supranti tą visiškai dalyką? teisingai. Taip. A, Tai mes prie to klausimo, prie tokios detalesnės analizės šiek tiek vėliau prieisim. gerai, nes aš jau dabar Rūta, visai viską susimaišiau, tai kiek aš tų įmokų, tai aš ne 12 sumokėjau, o tik Ne, tu tik 7. 4761 nuo algos. O kas sumokėjo 6,6, tada 5,7? Čia sodra sodros, ir čia kai buvo senesnė sodra versija, ir bet man Tai čia šitas irgi klausykit, aukso klausimą puodas sukėlė. kažkoks jau visai man pradeda Svetlanos norėjau atrodyti. paklausti, jinai pradžioj užsiminė šiek tiek, kad ten kaip pradžioj veikia kitaip ta pensijų sistema, ne antra pakopa, tai, bet Taip. čia gaunasi tada, kaip ir tada nuo mūsų vis tiek buvo atskaičiuojama algos ar ne? Anksčiau antra pakopa kaupėsi sodros gražinamais mokesčiais iš paties dalyvio sumokėtų mokesčių. Ai, nebuvo 2 tų papildomų procentai procentų, buvo bendras nebuvo. procentas, ar ne, ir iš to bendro Buvo procento 2 jie dalį procentai. pervesdavo. 2 procentai, sakykime, mano atlyginimas buvo 2000, aš mokėdavau nuo tų 2000 mokesčius valstybei, tuo metu jie buvo šiek tiek skirtingi, nes tiesiog atlyginimo skaičiavimas skiriasi. Ir tada sodra iš mano sumokėtų mokesčių gražindavo man 2 procentus nuo mano darbo užmokesčio. Bet mano tas Mano antra procentas pakopa. jis didesnis nebuvo negu standartinis. Ta prasme, Ar nebuvo. buvo? Nu Atlyginimas, dabar yra, atlyginimas, pavyzdžiui, mokesčiai 19 buvo su tokie pusė patys. plus 3, ne, jeigu nuo algos. Mokesčiai buvo tokie patys kaip ir visų. Bet vis tiek čia gaunas nuo mano algos, tai kodėl jie dabar sako, kad čia ne tavo įmoka ir šitos dalies man negražins, jeigu aš Ne nuo norėčiau jūsų pasiimti. algos. Nes mokesčius Kaip ne jūs nuo mano mokėjote algos, tokius tai pat, 100% nuo mano algos nuskaičiavo. bet mokesčius jūs mokėjote tokius pat kaip ir visi kiti. Mokesčiai, atskirkime mokesčius valstybei ir visa kita, nes mokesčiai valstybei yra privalomi ir mes negalime jų išvengti. Tai va tie, kas pradėjo kaupti kažkada tai nuo 2004 metų, turėjo galimybę iš valstybei sumokamų mokesčių, kurios ar šiaip ar taip mes privalėjome mokėti, susigražinti tam tikrą procentą nuo mūsų darbo užmokesčio. O kada tas pokytis įvyko, gal atsimenat kelintais metais? 2014 metais pasikeitė kaupimas į formulę Su procentais. kokią, tada jo, ten 2 plus 2 plus 2, 2 plus 1 plus 1, nu žodžiu, ten buvo tada sodros įmokos, valstybės įmokos ir paties asmens įmokos. O tada dar didesnė reforma 2019 metais įvyko. Supratau, ačiū Jums. Prašau, ir jums ačiū už aktyvesnį dalyvavimą, už pagalbą. Rūta, išsiaiškinti, kas ten su jos pensija yra. Aš Kokie jaučiuosi aukso šiandien kaip puodai. laimėjus aukso puodą, nes aš supranti, nebuvau prisijungus labai senai prie savo tos kaupimo, būtent paskyros tik sodrai pasižiūrėdavau, kiek ten nuveda, o kiek ten užaugę, tai aš šiandien pamačiau turbūt pirmą kartą per 5 metus kokius ir galvoju, šoksim šampaną. Tikrai neblogai galima nustebti, įėjus ir pasižiūrėjus dabartinius rezultatus. Aišku, atsiimant tos 25 procentus, reikia įvertinti tai, kad žmogus vis dėlto nebus atleidžiamas nuo anuiteto prievolės. Nors anuiteto ribos dabar jau irgi yra pakeistos, jos yra pakeltos, perskaičiuotos ir bus perskaičiuojamos kasmet. Tai jeigu mes išsiimam tos 25 procentus, tai kažkada skaičiuojant jūsų sukauptą vertę sulaukus pensinio amžiaus, ta išimta suma bus dauginama iš tam tikro koeficiento ir tada mažesnė likusi suma bus skaidoma iš to vidutinio pragyvenimo ilgio. Bet tai Svetlana, dabar man čia taip jau, gal ne matematiškai, bet taip tiesiog pagal nuojautą tokia peršasi išvada, kad apsimoka tam antram pensijų pakopų kaupime dalyvauti vien dėl to, kad tą anuitetą nusipirkti. Nes iš tiesų, tu nežinai, kiek tu gyvensi. Ir čia, žinai, būsi daugiau primokėjęs, mažiau primokėjęs, ten būna tavo pajamos krenta, auga, žinai, ten taip toliau. Bet šiaip iš esmės, vien jau, kad tu būsi tą anuitetą, ar jis irgi yra kažkoks labai nedidelis, sąlyginai, sakykime. Kaip tas apie anuitetą aš irgi papasakosiu, šiaip mes neprivalom, aš parodysiu, kokios yra ribos, dabar ribos yra grubiai nuo 15 tūkstančių iki 74 tūkstančių, bet jos dar nėra tikslios, nes turi būti patikslintos iki metų pabaigos. Turi būti paskaičiuojama pagal vidutinės senatvės pensijos dydį. Tai taip, jeigu aš būčiau pensininkė, jeigu
išgyvenčiau iki to pensinio amžiaus, aš norėčiau gauti kiekvieną mėnesį didesnę išmoką, nes įsivaizduokime, kad žmogus, pavyzdžiui, yra sukaupęs kažkokią didelę sumą ir neturi kažkokių tai kasmėnesinių tų įplaukų, ne, bet kaip dabar mes gaunam darbo užmokestį. Kas dažniausiai vyksta, jeigu žmogus būtų sukaupęs kažkokią didesnę pinigų sumą? Aš tada iš principo turiu tik tai 3 pagrindinės alternatyvas. Pirma alternatyva, aš nunešu į banką, pasidedu ir bijau tuos pinigus išleisti, nes nežinau, galbūt gyvenime atsitiks momentas, kai man labai labai jų prireiks. Ir tada galbūt aš niekada jų ir nepasiimsiu, tik tai mano šeima, mano vaikai kažkada tai po mano mirties galės išsiimti tuos pinigus ir tada juos išleisti ir nusipirkti už tuos mano pinigus savo svajones už mano pinigus kartais. Arba aš galbūt nunešiu kažkur tai nesėkmingai investuosiu, nes savarankiškai investuotojai, mes irgi žinom, 80% savarankiškai investuojančių vis dėlto kažkada tai lieka minuse. Ne visos investicijos visada pasiteisina. Arba aš galbūt išleisiu tos pinigus per greitai. Tai dabar anuitetas man iš principo suteikia galimybę turėti tą progą gauti išmokas kiekvieną mėnesį. Tai tada aš žinosiu, kad aš kiekvieną mėnesį gaunu, pavyzdžiui, 1500 eurų ir aš tuos pinigus leidžiu kaip noriu. Nes ateis kitas mėnuo ir aš vėl gausiu 1500 eurų. Tai taip, galbūt verta pasvarstyti apie tai. Aišku, buvo kalbėta, kad bus suteikta galimybė primokėti į antros pakopos pensijų fondą, pasirinkti tą procentą, jį galima bus didinti, su galimybė vėl po to sumažinti, bet kol kas tokios informacijos patikslintos mes neturim, buvo diskusijos, bet kol kas dėl šito turėtume palaukti vis dėlto metų pabaigos. O dar viena galimybė, kuri atsiranda, tai yra galimybė atsiimti pinigus likus 5 metam iki pensijos. Ir dabar privaloma anuiteto riba, šiai dienai, tai buvo šiek tiek daugiau nei 10 tūkstančių, apie 10,5 tūkstančių. Ne? Dabar ką turim žinoti? Jeigu anksčiau pensijos išmokos buvo išmokamos arba vienkartinė suma iki 5403 eurų, nuo 5403 eurų ir 1 cento iki 10, grubiai 10,5 tūkstančio buvo išmokama periodinėmis išmokomis ir virš tos sumos jau turėjo įsigalioti anuitetas, privalomasis anuitetas, tai dabar periodinių išmokų nebelieka, nebėra prievolės ir yra tik tai arba vienkartinė išmoka iki 14 800, plus minus dar ta suma bus patikslinta metų pabaigoje, ir po tų 14 800 jau privalomasis anuitetas. Tik tai 2 išmokų būdai. Aš apie juos truputuką vėliau irgi paaiškinsiu. Žodžiu, sistema tampa lankstesnė, bet jinai sudėtingėja. Paprastam žmogui tikrai reikia asmeninės kažkokios tai konsultacijos, kad gerai suprasti. Dabar apie tos 5 metus iki pensijos. Tai iš principo tai yra minimalus pensinis amžius. Tai žmogus gali atsiimti visą sukauptą sumą, jeigu ji neviršia 50% privalomojo anuiteto sumos. Kokia tai yra suma, jeigu privalomasis anuitetas būtų 15 tūkstančių grubiai, plus minus paskaičiuokim, tai 7,5 tūkstančio. Tai jeigu žmogus yra sukaupęs nedaugiau nei 7,5 tūkstančio, kitais metais, jeigu jam yra 5 metai iki pensijos, jis gali atsiimti visą sumą, aišku, 3% turės sumokėti sodrai. Tai galbūt tos žmonės, kurie yra arti pensinio amžiaus, tiem žmonėm reikia dabar daugiausia pagalbos, nes jie turėtų išsiaiškinti, ką jiem nuo sekančių metų daryti. Ir atsiranda taip pat galimybė išsiimti visą sumą kritiniais atvejais. Ir tai yra labai svarbu, kaip aš minėjau, tikrai esu sulaukusi ne vieną skambutį iš savo pensijų kaupimo klientų, kurie sako, Svetlana, susirgau sunkia liga, man labai reikia lėšų ir mes nieko negalėjom padaryti, mes niekaip negalėjom išmokėti tų pinigų, nors ir kad labai norėčiau, bet tiesiog negalėjau padėti tuo metu savo žmonėm, savo klientam. Tai dabar turėtų atsirasti iki metų pabaigos tas kritinių ligų sąrašas. Kol kas mes jo neturim, bet tai turėtų būti, ko gero, onkologiniai, insultai, infarktai, tie sudėtingesni sveikatos sutrikimai. Taip pat netekus nuo 70 iki 100% darbingumo,
taip pat nustačius paliatyvios pagalbos poreikį ir kas yra labai svarbu, kad galime išsiimti visą sumą, savo įneštus pinigus, valstybės įneštą dalį, sodros įneštą dalį, plus investicinę grąžą, viską neapmokestinamai. Nei 15% GPM, nei 3% sodrai, nieko visiškai nereikia mokėti. Tai va, jeigu pas tave rūta 23 tūkstančiai yra sukaupti, tai tuos 23 tūkstančius tu ir galėtum išsiimti. Ir tai yra tokia labai svari pagalba žmogui, va tokiais kritiniais atvejais. Ir aišku, sulaukus pensinio amžiaus, va čia mes prie tų anuitetų visų išmokų ribų priartėjom ir tai irgi yra toks ne raketų mokslas, bet vis dėlto žmogui tikrai reikia nemažai konsultacijos. Aš aišku labai džiaugiuosi už tos žmonės, kurie jau sulaukė pensinio amžiaus, neskubėjo išsiimti savo sukauptų verčių. Pavyzdžiui, tie, kurie buvo sukaupę kokius 7-8 tūkstančius, aš pati turiu nemažai tokių klientų, gal nelabai turėčiau tai sakyti, bet aš tiesiog įkalbinėjau žmonės neišsiimti pinigus, nes mes žinojom, jautėm, kad tos ribos jos turėtų būti padidintos, nes 5,5 tūkstančio yra tiesiog per mažai. Tai turiu nemažai žmonių, kurie laukia ir nuo kitų metų mes galėsim tos pinigus visus pagaliau išmokėti. Tai dabar ta vienkartinės išmokos riba yra padidinta beveik 3 kartus. Kaip ir sakiau, preliminarus skaičius yra mūsų apskaičiuotas 14 860 €, bet gali būti šiek tiek skirtingas, tai plius minus tos ribose. Tai jeigu žmogus šiai dienai yra pensijoje arba arti pensijos ir mato, kad, pavyzdžiui, sakykime, yra 63 metų ir yra sukaupęs 10 tūkstančių, tai galima kitais metais priimti sprendimą susistabdyti tą pensiją, kad kartais ta investicinė grąža, jeigu būtų labai geri metai, tiesiog drastiškai neperšoktų per tos paskutinius kelis metus iki pensijos, arba stebėti labai atidžiai, kad neviršytų tos sumos, nes nors vėl ta suma irgi kiekvienais metais turėtų būti peržiūrima. Anksčiau anuiteto ribos ir visos tų periodinių išmokų ribos jos buvo peržiūrimos kas 3 metus. Tai dabar kasmet, ir tai taip pat yra labai svarbu, periodinės išmokos jau tampa nebeprivalomos. Anuiteto ribos yra nuo daugmaž 15 tūkstančių iki 74 tūkstančių. Tai reiškia, kad jūsų sukaupta suma yra dalinama iš vidutinio pragyvenimo ilgio šalyje ir kiekvieną mėnesį jūs gaunate tam tikro dydžio išmokas. Tai dabar dėl to anuitetų irgi labai daug girdžiu skirtingų kalbų ir klausimų, ar anuitetas yra paveldimas ar nepaveldimas. Viskas priklauso nuo to, kokią anuiteto rūšį jūs išsirinksite. Nes aš taip pat turiu nemažai klientų, kurie yra vieniši žmonės ir neturi kam palikti palikimo. Ir tiem žmonėm tikrai yra svarbu kiekvieną mėnesį gauti kaip įmanoma didesnę pensijos išmoką ir jiem visiškai nesvarbu, ar kas nors paveldės tos pinigus jų mirties atveju. Tai ar standartinis anuitetas yra gera išeitis jiem, tai yra puikiai išeitis jiem, nes tai yra anuitetas su be galimybės paveldėti pinigus, bet jis išmoka šiek tiek didesnės išmokas nei visi kiti anuitetai. Tai reiškia, kad kol aš būsiu gyva, aš turiu garantiją iš valstybės, aš pinigus pervedu į sodrą ir sodra tada man paskaičiuoja tą anuitetą. Tarp kitko, anuitetus taip pat galima pasiskaičiuoti preliminariai prisijungus prie sodros paskyros, nes anuiteto mokėtojas ir bus sodra. Ir tiem žmonėm, kurie neturi arba nenori niekam paveldėti savo pinigų, bet nori gauti kaip įmanoma didesnį išmoką kiekvieną mėnesį sulaukus pensinio amžiaus, tas standartinis anuitetas ko gero yra labai patrauklus. Ir galbūt mes, galvodami apie savo asmeninę pensiją, nustokime galvoti kiekvieną kartą apie paveldėjimą, nes vis dėlto pensiją mes kaupiame savo, o ne savo artimiesiam, ne savo vaikam, ne savo giminaičiam. Visą kitą turtą mūsų artimieji giminaičiai gali paveldėti, bet pensija yra mūsų pinigai, kuriuos mes užtarnavom savo ilgalaikiu darbu. Tada galima pasirinkti dar standartinį anuitetą su garantuojamu mokėjimo laikotarpiu ir galima pasirinkti taip pat išmokų mokėjimą mūsų pensijų kaupimo bendrovėje. Jeigu mes vis dėlto tikime, kad pensijų kaupimo bendrovė
sugeba geriau investuoti pinigus nei sodra ir uždirbti mums didesnę grąžą, tai tos periodinės išmokos yra mokamos iki 85 metų ir iš principo pinigai yra toliau investuojami, tai mes turime tikimybę kiekvieną mėnesį gauti dar ir didesnį pinigų sumą, jeigu investicinės grąžos yra didelės ir mirties atveju iki 85 metų neišmokėta dalis yra paveldima. Po 85 metų tada pinigus pradeda mokėti jau sodra ir mes taip pat turime išmokas iki gyvos galvos. Ir aišku, vėl reikėtų įvertinti, kad netgi sulaukus pensinio amžiaus mes vis vien galim išsiimti iki 25% nuo sukauptos vertės, bet jau tada nebereikia mokėti 3% atskaitimų sodrai. Tai čia galbūt yra aktualu tiem žmonėm, kurie sukaupė didesnės pinigų sumas ir sako, man labai reikia kažkokios vienkartinės išmokos, ar aš galiu dalį sumos išsiimti kaip vienkartinė išmoka ir tada toliau jau gauti proporcingai tą padalintą sumą iki gyvenimo pabaigos. Tai taip, tokia galimybė taip pat bus. Ir dėl galimybės pasitraukti, tai va čia galbūt ir pasižiūrėsim visas tas sodros skaičiuoklės. Visų pirma, kas taip pat yra labai svarbu, nuo kitų metų nebelieka automatinio įtraukimo ir tarp kitko visi, kas buvo įtraukti šiemet, žinote, kad atsisakymus turėjo pateikti sodra iki Liepos 1 dienos, bet yra pratęstas tas terminas, ir galima parašyti atskirai į sodrą ir atsisakyti pensinio kaupimo, jeigu vis dėlto žmogus buvo įtrauktas. Tai yra išskirtinumas šių metų, bet reikia susiekti su sodra jau pačiam žmogui asmeniškai, tai turėkite tai omenyje, jeigu išgirsite, kad kažką iš jūsų pažįstamų įtraukia ir vis dėlto norėtų atsisakyti kaupti. Aišku, aš šiek tiek norėčiau apginti tą automatinį įtraukimą. Galbūt prisiminkime arba pagalvokime, kokio amžiaus mes vis dėlto pradėjome galvoti apie pensiją. Labai dažnai tai nutinka tik tai po 40 metų amžiaus, nes iki tol žmogus užsiima visiškai kitokiais reikalais ir pensijos kaupimas tikrai nesvarbus, pas mane ateina 20-mečiai, 30-mečiai su visišku įsitikinimu, kad iki pensijos jie negyvens, kad jiem pinigai reikalingi dabar, kad pensija jiem yra neaktuali, kad jie visada spės sukaupti, bet dabar įvertinkime realiai, kiek mes įdedame į pensinį kaupimą, antros pakopos, tai yra tik tai 3% nuo mūsų pajamų. Ir jeigu mes pradedame kaupti virš 40 metų amžiaus, tai kokia yra tikimybė, kad mes sukaupsime sumą, kuri bus pakankama mums sulaukus pensinio amžiaus. Tai tas automatinis įtraukimas atsirado kaip tokia prievolė, kaip skatinimas žmonėm kaupti kaip įmanoma anksčiau, kad per ilgesnį laikotarpį, atidėdami santykinai nedidelę savo pinigų dalį, sukauptume didesnę pinigų sumą. Tai dabar, aišku, to automatinio įtraukimo nebelieka ir žmonės galės pasirinkti kaupti patys asmeniškai. Gal dabar priminsiu, buvo kaip tik klausimas dėl to kaupimo iki 2013 metų. Nuo 2004, kai prasidėjo automatinis tas antros pakopos pensijų kaupimas, mes iš viso nemokėdavome į antrą pakopą. Lėšos kaupėsi sodros įmokomis, tada nuo 14 iki 18 metų mes pradėjome prisimokėti, bet taip pat mokėjo valstybė ir sodra, ir nuo 19 metų tik tai valstybė ir mes. Ir dabar antros pakopos nutraukimo sąlygos, jeigu jūs vis dėlto svarstote dar apie nutraukimą, jūs tai galite padaryti per 2 metus nuo 2026 iki 2027 metų gruodžio 31 dienos, bet galite atsiimti tik tai dalį sumos, tik tai, ką jūs esate įdėję ir tai, ką pensijų fondai yra jums uždirbę. Valstybinę dalį ir sodros įmokas turėsite grąžinti į sodrą. Dabar iš karto galbūt pereisiu prie štai šitokios skaičiuoklės, tai dabar žiūrėkit. Panašus variantas kaip ir Rūtos. Iš viso į pensijų fondo sąskaitą yra pervesta 13 395 eurai, sukaupta suma 28 423. Čia praeitos savaitės duomenys šiuo metu nežiūrėjau, bet... 17, patikslinu, 17 pervesta. Taip, 17 pervesta, o sukaupta 28 000. Tai iš tų pinigų mes matom čia išklotinę.
kiek buvo įmokėta sodros lėšomis, 4816 eurų, kiek valstybės skatinamųjų įmokų, ta 1,5% nuo vidutinio darbo užmokesčio, gavo žmogus, ir kiek paties asmens yra įmokėta pinigų suma. Tai pats asmuo įmokėjo 10 244 eurus, o 4800 ir 2300 yra mokėjusi sodra ir valstybė. Tai dabar žmogus, jeigu norėtų nutraukti sutartį, jis galėtų išsiimti 28 400 minus sodros lėšas ir minus valstybės lėšas. Tai gautųsi, iš principo, virš 20 000. Tai visai tokia solidi suma. Ir ta pinigų suma per tuos 24 mėnesius iki 2027 metų pabaigos galima išsiimti neapmokestinamai. Jokių 3% sodrai nereikia atiduoti. 3% sodrai reikia mokėti tik tai nuo 2021 metų sausio 1 dienos, jeigu norim išsiimti dalį vertės. Dabar, kas vyksta su tais pinigais, kurie yra įmokėti sodros ir valstybės, jeigu mes vis dėlto nutraukiam tą antrą pakopą? Tie pinigai grįžta į mūsų sodros pensijos taškus. Sodros pensija yra skaičiuojama iš 2 dalių. Yra bendroji pensijos dalis ir individualioji. Tai va, to individualioji daly yra skaičiuojami taškai. Tai už 2206 eurus mes gausime 1 tašką. Va čia pasipildys taškais, priklausomai nuo to, kiek sumos yra mum įmokėjusi sodra ir valstybė. Tai dabar 2206 eurai, vieno tokio taško vertė yra 7,16 eurai. Tai šiek tiek skaičiavome, kiek metų reikia pragyventi, kad tie 2206 eurai mum grįžtų per sodros pensiją, tai turėtų būti virš 25 metų. Kažkas apytiksliai tiek. Tai turėtume daug gyventi. Aišku, tas taškų skaičius, taškų vertė yra perskaičiuojama kiekvienais metais, bet turime įvertinti, kad tai, kas pereina vėl į sodrą, jau lieka nebepaveldima. Svetlana, tokį turiu klausimą, bet gal tu dabar ir nebūsi pasiruošus atsakyti. Yra kažkoks sodros taškų maksimumas, kiek maksimaliai sodra apskritai duoda žmogui per gyvenimą sukaupti taškų pagal dabartinę formulę? Gal atsimeni, koks jis yra? Dabar tiksliai nepasakysiu, bet aš žinau, kad anksčiau iš viso buvo labai limituota ta sodros pensija, buvo nustatytos sodros pensijos lubos. Dabar sodros pensijų lubų kaip ir nebėra, bet... Yra, žinok, aš dariau skaičiuoklės ir pastebėjau, kad yra tos lubos. Tai, pavyzdžiui, pas mane šiuo metu yra kem 5 taškai, kas jau artėja, nežinau, daleiskim, jeigu maksimumas 68, čia sakau tiem, kas gauna aukštas tikrai pajamas, jums tikrai verta pasiskaičiuoti, kada jums verta susimažinti jau sodros įmokas ir palikti tik tai minimales, kai busit pasiekę tą taškų maksimumą. Nes va čia ir yra heksas, kad gal geriau tada į 3 pakopą dėti kažkokį skirtumą savo tų sumokamų mokesčių, jeigu yra opcija pasirinkti, žinai. Jeigu mes patys skiriame atlyginimus savo, tai taip. Taip, jeigu patys savo skiriam atlyginimus ir galim šitą vietą pareguliuoti. Tai, nes aš ką pastebėjau ir va dabar tavęs beklausant, man tokia išvada peršasi, kad kai turi žmonės mažas pajamas ir nedidelės įmokas į sodrą, tai labai apsimoka dalyvauti antroje pakopai, nes gaunasi, kad valstybė prisideda kartais vos nedaugiau, negu jūs patys sumokat įmokų. Ir čia jau yra investicinis prieaugis, va toks iš karto, žinai, kur nauda iš karto. Vienareikšmiškai. Garantuotas investicinis prieaugis. Taip. Ir vėl grįžtant prie kaupimo, kaip tu, Rūta, ir minėjai, 20 metų kaupi, tai jau matai tą visai neblogą investicinį prieaugį, bet tai yra tik tai 20 metų. Ir kodėl, pavyzdžiui, buvo tas automatinis įtraukimas ir kodėl mes vis dėlto sakom, kad žmonės turi kaupti kaip įmanoma anksčiau, nes tada įsigalioja sudėtinių palūkanų efektas, kuris turi labai didelę reikšmę priklausomai nuo to, kaip anksti žmogus pradėjo kaupti. Tai čia matom tokį labai gerą pavyzdį, kai su 5% vidutinė metinė grąža investavus 100 eurų per mėnesį, mes matom, kaip per 20 metų pasikeičia tų palūkanų ir mokėtų įmokų proporcijos, tada kiek per 30 metų ir kiek per 40 metų. Tai jeigu mes 25 metų tik pradėję dirbti, pradedam kaupti, tai yra labai didelė tikimybė, kad vis dėlto sulaukus
pensinio amžiaus mes galbūt ir gausime tuos 10-20% priemokos prie mūsų sodros pensijos, kad ir kokia jinai būtų. Ir dar šiek tiek apie sodros pensiją, nes Rūta irgi klausė ten dėl tų taškų. Sodros pensijos skaičiavimo formulė buvo tiek kartų pakeista, kad aš jau pati neprisiminsiu kiek ir aš nežinau, kiek kartų dar gali būti pakeista, nes, valstybė vis dėlto užsiima tos pensijos reguliavimu ir kiekvieną kartą, kai keičiasi, labai stengiuosi atsiriboti nuo politikos, bet kiekvieną kartą, kai keičiasi politinė valdžia, tas pensijos klausimas vėl būna kratomas. Ir mes tie, kas dirba su pensijų kaupimu, mes kiekvieną kartą laukiame to pasikeitimo, nes žinom, kad bus kažkokių tai didesnių ar mažesnių pertvarkymų. Tai vat, kokia bus pensijos skaičiavimo formulė tuo metu, kai mes sulauksime pensinio amžiaus, niekas jums garantuotai negali atsakyti. Labai faina tavo lentelė, tai tu gali dar biškai grįžti ją, jeigu ką, į tą kitą skaidrę. Nes tada gaunasi, kad mano situacija iš principo atitinka tą ties 20 metų. Įmokėta šiek tiek mažiau, o sukaupta arti tos sumos, kas pas tave čia parodyta ties 24. Ir jeigu lieka, tai po 10 metų turėtų toks vaizdas būti, ar ne, po dar 20 metų, kada jau tas pensinis ateis, turėtų toks vaizdas būti. Panašu, kad aš jau lieku, žinau. Kadangi aš turiu gerą konsultantą, aš irgi lieku. Žinau, kad tas konsultantas pasidomės ir galiu pasitikėti. Tai aš galbūt turiu irgi tos pagrindinius argumentus už kaupimą. Man tai pats pagrindinis galbūt yra tai, kad tai yra disciplinuota priemonė, kas yra labai svarbu ir tu negali atsikėlęs šiandien ryte blogos nuotaikos paimti ir pasakyti, ai viskas, išseimu pinigus, nustoju kaupti. Tai yra tam tikra disciplina, yra prievolę kaupti ir tu žinai, kad tu visiems kiekvieną mėnesį skirdamas savo atlyginimą skirsi ir 3% savo pensiniam kaupimui. Taip pat yra vis dėlto svaryta valstybės priemoka, bet netgi jeigu kažkada jos nebeliks, tai vis vien 3% nuo darbo užmokesčio, jeigu jums tai nėra super reikšminga pinigų suma ir jeigu jūs nežinote, kaip geriau ir kur geriau tą pinigų sumą investuoti, tai čia yra tas automatizuotas, disciplinuotas kaupimas, kuris vis vien yra orientuotas rinkos grąžą, yra garantuotas paveldimumas. Aišku, minusas yra tai, kad paveldima yra pagal civilinį kodeksą ir kai paveldima pagal civilinį kodeksą yra paveldimos ir skolos, ir pliusai, ir minusai, kaip mes sakome. Tai pasirūpinkite tuo, kad turėtumėte, kaip įmanoma, mažiau minusų. Labai maža investavimo rizika, nes nuo 19 metų investavimas buvo pakeistas į investavimą gyvenimo ciklo pensijų fonduose. Tai reiškia, žmonės, dalyviai yra paskirstomi į investavimo grupės pagal amžiaus grupę, pagal jūsų amžių. Ir kuo vyresnio amžiaus esate, tuo į ramesnį, į mažiau rizikingą fondą jūs esate perkeliami. Aišku, jūs galite patys rinkti savo pensijų fondą. Ir investicinė grąža, kuri yra uždirbama, žinote, kad visos investicinės grąžos yra visada apmokestinamos 15% mokesčių. Bet ko gero Rūta kalbėjo apie bankininkų kažkokį tai susitikimą, tai turbūt apie investicinę sąskaitą kalbėjo, ne, pernai prieš metus. Tai nežinau, kaip pasiteisins tas produktas, bet jis yra truputukas sudėtingas ir paprastam vartotojui nėra tiek paprastas, labiau skirtas galbūt tiem jau profesionaliem investuotojam. Tai investicinis prieaugis visada yra apmokestinamas 15% mokesčių, išskyrus gyvybės draudimo 3 pakopos pensijų kaupimo sutartis, jeigu yra išlaikytos bent 10 metų. Ir 2 pakopos pensijų fondų uždirbta grąža nėra apmokestinama jokiais mokesčiais. Šiaip mokesčiai, patys administraciniai mokesčiai yra tikrai labai maži, sulaukus pensinio amžiaus 0,2% nuo sukauptos metinės turto vertės, o taip visą laiką 0,5%. Ir nėra jokių įmokų surinkimo mokesčių. Tai taip pat yra labai svarbu, tai ko gero vienas ekonomiškiausių finansinių produktų. Ir aišku, labai svarbi priežiūra ir kontrolė, labai prižiūrima Lietuvos banko yra 2 pakopa. Esame tikrai po padidinamuoju stiklu, pastoviai audituojami, pastovi kontrolė.
yra lėšos apsaugotos nuo bankroto ir mes tikrai turim ne vieną tokią istoriją, kaip pavyzdžiui, galbūt turiu paminėti, nes tai yra gera istorija, geras pavyzdys, kai galbūt prisimenate, o galbūt jau ir neprisimenate, buvo Ūkio bankas, buvo Snoro bankas, tai kiekvienas iš tų bankų turėjo po savo pensijų fondą, Ūkio bankas turėjo Pension, Snoro bankas turėjo Finastą. Abu bankai bankrotavo, pensijų fondai niekur nedingo, jie susijungė, po to susikūrė tokia Invalda bendrovė, kuri valdė pensijų fondų lėšas. Dabar tos lėšos jau yra perėjusios į Artėjos banką. Žodžiu, bet lėšos niekur nedingo. Taip pat buvo kita bendrovė, galbūt jos pavadinimo neminėsiu, kuriai buvo uždrausta vykdyti pensijų kaupimo veiklą. Tai vat tai galbūt parodo, kaip yra labai svarbu, kad yra ta Lietuvos banko kontrolė ir galbūt va čia tas valstybės prisidėjimas tikrai yra labai svarbus. Bet taip pat norėčiau pasakyti, kad investavimas, bet kuriuo atveju mes kalbame apie investavimą, tai investavimas yra pinigų atidavimas svetimiems žmonėms. Todėl labai svarbu patikrinti vis dėlto, kam jūs tuos pinigus patikite. Tai visada pagalvokite apie pačios įmonės patikimumą, apie žmogaus, kuris prižiūri jūsų antrą pakopą patikimumą, jeigu jūs vis dėlto planuojate tęsti tą antrą pakopą. Ir galbūt čia irgi paminėsiu ir toliau lauksiu labai jūsų klausimų, jeigu jūs tokių dar turite. Aš manau, kad tai taip pat yra labai svarbu turėti žmogų, su kuriuo galima pasikonsultuoti. Tai jeigu jūs galvojate, kad jūsų asmeninė situacija turėtų būti peržiūrėta ir jūs norėtumėte kažkokios asmeninės konsultacijos, galite nuskenuoti QR kodą, įsirašyti vardą ir savo telefono numerį ir aš tada būtinai su jumis susisieksiu. Tai ačiū labai, Svetlana. Iš tikrųjų, galiu irgi visiems drąsiai parekomenduoti tave kaip finansų konsultantę. Svetlana yra ir mano asmeninė finansų konsultantė, tai galiu pasakyti, prieš tai buvau kituose fonduose, kelis fondus teko keisti nuo pat kaupimo pradžios. Tai ko gero perėjus dirbti su Svetlana buvo esminis skirtumas tame, kad jinai pati arba jos asistentė visada manęs ieško, kai reikia peržiūrėti sutartis, kai kažkas pasikeičia, kai mano gyvenime vėl kažkas keičiasi, jinai yra dėmesinga ir paklausia, o gal tą, o gal žiūrėk, gal išmoka, gal kažką, tai iš tos pusės tikrai rekomenduoju. Net nepastebėjom, kaip prabėgo valanda ir jau šiek tiek po 11, bet tikiu, kad tema visiems labai svarbi asmeniškai, kągi dabar daryti. Ir aš išgirdau, Svetlana, ką, tai vat, jeigu prieš tai sakiau, kad aš nepasitikiu valstybę, tai dabar aš tokį gavau tarsi įrodymą savo, kad tol, kol valstybė taiko paskatinimą ir irgi tos valstybės prisidėjimas išlieka, tai man yra tokia kaip ir garantija, kad valstybė irgi labai suinteresuota ir labai šitoj vietoje, kol yra ta valstybės paskata, tol aš kaupsiu. O kad yra daug išėjimų galimybių ir vėliau, ir po tų 27 metų gruodžio 31 ir vienkartiniai išsiėmimai ir taip toliau, tai vėlgi mane tarsi nuramina, kad neturiu aš čia dabar pulti daryti kažkokio sprendimo, tikrai galima ramiai laukti, žiūrėti, kas bus. Labai tau ačiū už tokį platų požiūrį ir iš pasaulio pusės perspektyvos ir mes puikiai irgi suprantame, kad iš tiesų tai yra ta sistema tik tai prasidėjo, mes esam gyvi liudininkai, kaip jinai prasidėjo, ar ne, tikrai neturim daug įrodymų, kaip jinai puikiai veikia ir kaip dauguma ten gauna išmokas, bet aš tikiu, kad tie, kas dabar jau sulaukia pensinio amžiaus, net įdomu būtų statistika, kiek jau pradeda iš tos antros pakopos gaudinėti. Ir kaip vat visą tai, ar viskas tvarkoja? Viskas yra tvarkoj, tik tiek, kad aišku nėra šiai dienai dar didelių sukauptų verčių, nes turime vertinti, kiek keitėsi atlyginimas ir kažkada, kai žmonės pradėjo kaupti tik tai litais, po to kažkuriuo metu, kai prasidėjo galimybė prisimokėti, dalis neprisimokėjo, prarado galimybę tie, kas neturėjo tokio asmeninio konsultanto, su kuriais nebuvo susisiekta. Po to 19 metais irgi labai daug žmonių sustabdė dėl to, kad negavo informacijos, nes informacija yra labai brangi ir labai svarbi, ypač tokioje sistemoje, kai yra labai dideli pokyčiai. Bet šiaip išmokos jos vyksta labai sklandžiai ir lėšos ir paveldimumas yra ir kiekvieną kartą net ir notarai tvarkydami kažkokius paveldėjimo klausimus taip pat dažniausiai užklausia dėl antros pakopos pensijų fondų.
Tai viskas veikia, sistema veikia, tik reikia įvertinti, kad antra pakopa tai yra tik tai pensijų kaupimo sistemos maža dalis. Tai yra tarpinė grandis tarp visiškai valstybinės ir visiškai savarankiškos pensijos. Ir mano dar vienas, du galbūt pastebėjimai. Jeigu vis dėlto jūs planuojate dėl kažkokios tai priežasties nutraukti antrą pakopą, tai mano didžiulė rekomendacija būtų neskubėti tai daryti 2026 metų sausio pradžioje. Išlaukite iki 2027 metų pabaigos, argumentuosiu kodėl. Visų pirma, pensijų fondai uždirbs grąžą. Antra, jūs gausite valstybės subsidiją, kuri vėliau virs sodros pensijos taškais. Neskubėti. Pirmas punktas - neskubėti. Dabar nedaryti staigių judesių. Dabar dar biški peržiūrinėjau čatą, nes buvo čia ir diskusijos aršios vyko, kol tu kalbėjai, ir vieni kitiems ir klausimus uždavinėjom ir atsakinėjom. Marinos Barabanovos noriu įgarsinti klausimą. Aš noriu paklausti, jeigu galima dabar, nes turėsiu bėgti į kitą sutikimą. Man dėl tos valstybės paramos dar iškylo klausimas, ar ten yra dabar įstatymė kažkoks terminas numatytas, ar jinai tokia yra ir yra, kol kažko nesugalvosim vėl, ne? Taip, jinai tokia. Nėra, kad kaip ten su šildymo kompensacija metams tvirtinam, kitais metais vėl galvojam, ar tvirtinam ar ne. Ne, pensijų įstatymas galioja toks, koks jis yra šiai dienai, jis yra toks priimtas, reiškia valstybinė subsidija veikia, jinai lieka. Aišku, vėl, jeigu po 4 metų ar po 5 metų ar kažkada tai vėl pasikeis, bet dažniausiai, kai įvyksta tokie reikšmingi pokyčiai, tai visada žmogui suteikiamas galimybės arba atsisakyti, pasitraukti, kažkokį sprendimą priimti, visada atidaromi kitokie langai. Tai jeigu kažkas keisis, kol kas valstybinė subsidija lieka ir be jokių terminų. Bet jinai tik tai priklausys nuo vidutinio darbo užmokesčio. Vidutinio darbo užmokesčio augimas yra numatytas, bet kol kas iki 2030 metų mes žinome, koks ten bus tikslus, vėl pagal užpraeitų metų VDU yra perskaičiuojama, bet jinai nelimituota. Tai taip. Supratau. Ir dar, jeigu, tarkim, sustabdai, net ten metams ar kažkiek, bet ta likusi suma, jinai investuojama toliau, ne tavo dirbate, ta sukaupta suma, tiesiog tu naujų įmokų nesumokė ir negauni valstybės paramos. Ir mes turim labai gerų rezultatų, kai žmonės yra susistabdę ir net labai ilgą laiką ir mes žiūrim, kad tas prieaugis visiems per ilgą terminą yra toksai nemažas. O maksimalus terminas 12 mėnesių, nesustabdymui. Taip, 12 mėnesių ir tada po 12 mėnesių, šiai dienai 12 mėnesių ir iki metų pabaigos pasibaigus tam terminui turėtų automatiškai atsistatyti ir nebegalėsit sustabdyti, bet nuo kitų metų sausio 1 dienos kiekvienais metais galima bus vėl prasitęsti. Tai realiai atsiranda nuo kitų metų, kai jūs įgaliosite pakeitimai, tokia galimybė, tarkim, ne, ten nuolat stabdyti. Tarkim, aš nebenoriu naujų įmokų, bet aš noriu, kad tai, kas yra sukaupta, dirbtų toliau, ne to antroji pakopai, kadangi mokesčiai maži, investicinė grąža kaip ir gera, saugu yra, tai aš tiesiog ten, man, pavyzdžiui, 10 metų iki pensijos liktų ir aš naujų nebenoriu mokėti ir stabdau. Ir, žodžiu, tiesiu ten pratesinėjau kiekvieną kartą sustabdymą ir 10 metų tiesiog tie pinigai dirba, ne kas sukaupta. Taip, visiškai teisingai. Aš šiaip, tiesą pasakius, kartais irgi stebiu savo klientų tos portfelius ir turiu tokį atvejį, kai žmogus kažkada, kai tik tai Sodra buvo mokėtojas tos pensijos, ne, tos procentus nuo atlyginimo pervesdavo, 13 000 yra žmogui mokėjusi ir dar žmogus savo lėšomis niekada nieko nemokėjo, nes po to, kai atsirado galimybė susistabdė ir mes dar 13 000 priauginom. Tai iš principo dabar žmogus, jeigu jis nuspręstų išeiti, tai jis pasiimtų 13 000 ir tie kiti 13 000, kurie Sodros uždirbti, jie grįžtų, pavyzdžiui, jiem į Sodros pensiją kaip taškai. Tai vėl sakau, kai yra mažos pajamos, o Svetlana, žiūrėk, jeigu išeina, pavyzdžiui, dekretinių atostogų žmogus, ar ne, kaip jam tuo metu vyksta su to, yra dalyvauja tuose visuose kaupimuose, ar ne? Tai ar toliau valstybės yra mokamos įmokos? Valstybės priemokas, valstybės skatinimą jis gauna. Gerai. Pats nemoka, o valstybės skatinimą gauna, skaityk tos 24 mėnesius ar ten kažkiek. Labai geras. Fainiai.
Dar čia buvo klausimas, taip, jo, labai įdomi apie tą sustabdymą, kadangi aš pati irgi pasinaudojau tų 12 mėnesių atostogom čia kažkada, kai buvau susikėlus irgi dėl vidurkių darbo užmokesti. Tai dabar gaunasi, kad aš ir vėl galėsiu, jeigu ateityje Taip, norėsiu, ne? Nes tada tu man sakei, bet čia Rūta, tu žinok, čia tik vieną kartą gyvenime galima ir aš sakau, darom, Svetlana, aš pasiskaičiavau, kad darom dabar. Tai va, matai, ne vieną kartą taip, gyvenime. taip. Dabar keičiasi ir iš tikrųjų galima stabdyti neribotai. Aišku, dar vieną labai svarbų dalyką noriu paminėti. Šiaip, jeigu žmogus turi suprasti, kad jeigu yra, jau tokia situacija gyvenime, kad tikrai labai reikia tų pinigų ir tikrai žinau, kur galima panaudoti ir labai reikšmingai, ir aš matau, kad ten ta investicinė grąža labai gerai yra uždirbta ir dabar, vat, visai tokią dosnią pinigų sumą atgaučiau. Ką turėtumėt žinoti? Kad nutraukus sutartį, niekur įstatymė nėra numatyta, kad aš vėl negaliu pasirašyti. Bet svarbu, kad aš būčiau ne pensinio amžiaus. Čia tik, kaip sakant, nuo nulio vėl pradėtum, ne? Aišku, pradėčiau nuo nulio, aišku, vėl pradėtum prarasčiau nuo tą nulio. sudėtinių palūkanų efektą, prarasčiau sodros priemoką, prarasčiau valstybės priemoką, bet jie grįžtų, aišku, kaip taškai į mano sodros pensiją, jeigu aš išgyvenčiau iki pensijos. Bet Lana, šiek tiek iš čiato klausimų. Gyvai dar kas nors nori užduoti, ar jau galim pereiti prie čiato klausimų? Vėl tada pereikim. Julija klausia, o jeigu, tarkim, 2027 metais bus rinkos nuosmukis, tai gali sukaupta vertė sumažėti. Čia kai sakai, kad laukti kitų 27. Gali, šito mes negalim prognozuoti, bet valstybinę priemoką mes vis vien gautume. Šito mes tikrai negalim garantuoti. Niekas neturi krištolinio burbulo ir numatyti, kaip ten rinkos gali elgtis. Ne vienas negalime. Taip, jeigu laukti pačių 2027 metų pabaigos ir tada išsiimti, aš negaliu garantuoti, kad tada nebus kažkokio tai kritimo. Bet iš principo, kai mes turim tokį ilgesnį laiko, šiaip statistiškai yra kažkur tai paskaičiuota, kad dažniausiai jeigu kritimas trunka 10 mėnesių, tai augimas po to trunka iki 60 mėnesių. Tai 10 mėnesių nėra toks jau ilgas kritimas, vat per COVID mes turėjom labai tokį didelį smukimą ir po to atsistatė. Tai vat galbūt Julijai atsakymas į klausimą, galbūt tada, jeigu yra tokia baimė, gal nelaukti tada 2027 metų pabaigos, galbūt tada 27 metų viduryje, arba galbūt tada galima, baiminantis to rinkos kritimo, galbūt galima būtų lėšas perkelti į vyresnio amžiaus pensijų fondą, tai tada įmokas iš valstybės aš vis vien gaunu, bet pats savo lėšomis nerizikuoju, nes vyresnio amžiaus pensijų fondai, jie yra saugesni. Ten nėra labai didelio augimo, bet nėra ir labai didelio kritimo. Aš dar, Svetlana, norėčiau iš tos pačios temos pasitikslinti, kadangi aš jau kaip ir turėjau konsultaciją su asmeniniu konsultantu, ar teisingai buvau informuota, kad pavyzdžiui, jeigu nuspręsčiau, aš ten nutraukti ir, tarkim, paduodu jau prašymą ten 26 sausio 1 dieną, nežinau, sausio mėnesį, tai išpirkimas tų mano taškų ir tų lėšų vyks kažkaip ketvirčiais, kad visos bendrovės turės ten kažkokią dieną X ar ten terminą X, kada turės išpirkti ir man tos pinigus jų tenais pervesti. Tai nebus, kad sausio padaviau, sausį ir gavau. Sausį padaviau, gavau balandį, tarkim, jeigu ten padaviau kovą ar ten balandį gavau ten liepą, nežinau, tais ketvirčiais kažkokiais terminai bus nustatyti. Tai realiai, net paduodant prašymą, kas atsitiks po 3 mėnesių su rinka, nes gali būti ir labai staigus kritimas ten kažkoks tai. Ne, turėtų būti užfiksuojama ta vertė prašymo pateikimo dieną. Vertė, sakot, užfiksuojama, ne jau kaip prašymo pateikti. Tai dėl šito tikrai nevertėtų baimintis, bet vertė turėtų būti užfiksuojama prašymo pateikimo dieną. Tik tiek, kad pats lėšų išmokėjimas, jis bus tą numatytą dieną, nes matote, ta antra pakopa, jinai yra dalinai valstybės kontroliuojama. Tai ten, kur sodra turi kažkokių tai reikalų, nes ten irgi tie taškai bus perskaičiuojami, grąžinami, nes vis dėlto čia yra ir valstybės dalyvavimas, tai dažniausiai nevyksta taip greitai, kaip privačiose kažkokiose bendrovėse. O atšaukti
padaviau, vat, supykau ant valstybės, nežinau, pateikiau prašymą nutraukti ir po mėnesio kažkaip jau atslūgo man čia tas pyktis ir sugalvojau, kad nebenoriu nutraukti, ar galiu. Aš manyčiau, kad taip. Manyčiau, kad bus galimybė, kol nėra išmokėtos tos lėšos, bet reikėtų pasitikslinti. Čia toks nestandartinis atvejis. Tai galbūt nepriimkite to sprendimo ekspromtu, pasikonsultuokite dar su kažkuo tai antrą kartą, nes vienas finansų konsultantas negali dvi nuomonės pateikti. Aš turėčiau tokį klausimą dabar. Iš tikrųjų, labai man įdomu pasidarė apie maksimalius apskaitos taškus. Čia buvo Rūta uždavusi tokį klausimą. Nu, pavyzdžiui, aš turiu daug pinigų, aš labai daug noriu sumokėti tų mokesčių ir vis tiek ar yra ribos. Dabar šiai dienai, ką aš žiūriu, aš matau, kad didžiausia galimų įgyti taškų suma per metus yra 5. Kas tai atitiktų? Vienas taškas tai yra 12 vidutinių VDU, 12 VDU. Tai jeigu žiūrėt šiais metais, VDU siekia 2108 eurus. Tai realiai kas pas mūsų gaunasi? 2108,88 per 12 mes turime vieną tašką. Jeigu mes norim visus 5, kart 5, mes gaunam, kad per metus mes turime nuo 126 500 ten panašiai sumokėti VSD įmokų, kad gauti tuos 5 taškus. Mano kitas klausimas yra, pavyzdžiui, Sodra riboja individualiai veiklai pagal pažymą, kad jie priima įmokų tik už 43 VDU per metus. Visos kitos yra nevertinamos ir Sodros įmokos yra nemokamos. Tai ką reiškia, kad kaip tu turi tuos 5 maksimalius taškus sukaupti, jeigu tu nori, kurie yra šiuo metu leidžiami. Tai tu, pavyzdžiui, negali su individualia veikla, nes tau riboja, nes tik priima 43 VDU. Tai kokios kitos galimybės tada sukaupti iki maksimalių taškų? Mes kalbame apie valstybinę pensiją, tiesa? Taip. Tai žiūrėkite, Joana, šiaip dėl valstybinės pensijos, kaip ir sakiau, valstybinė pensija yra mokama tiesioginių mokesčių paskirstimo principų. Tai kaip jinai bus skaičiuojama kažkada, kaip bus vertinami tie taškai, kokia bus kiekvieno taško vertė, ne vienas iš mūsų negali numatyti. Tų taškų nebuvo. Ne, tai šitą klausimas yra. Tai tiesiog, jeigu tu turi tik vieną veiklos rūšį, tau pati Sodra neleidžia uždirbti tų 5 maksimalių taškų per metus, nes matematiškai skaičiuokim, Sodra priims tik tai 43 VDU, nes yra įmokų lubos VSD nustatytos. Ir tai nesudarys 5 taškų per metus. Bet jūs kalbate apie antros pakopos nutraukimą, kiek grįžtų tada? Nenutraukimą. Bet čia jau pačios pensijos klausimas. Šito klausimas. Aš gal biškai tada nutrauksiu, nes ne į tą temą. Iš tikrųjų klausimas geras, bet ne į tą temą. Čia dabar nebent susimastyti. Nes čia jau prie Sodros pensijos skaičiavimo, darbo užmokesčio. Labai pasiskaičiuoti, kaip jiems ten tos įmokos, ką jiems uždirba, ko neuždirba, kokius yra lubos. Jo, tai jeigu galim eiti toliau prie klausimų, yra klausimas čate. Irma klausia, ar teisingai suprantu, kad skaičiuojant anuitetą realiai atgauni apie pusę fonde esančių lėšų, pavyzdžiui, yra sukaupta 30 000, kiek jų bus išmokėta kaip pensija per tuos 20 ar kiek ten metų? Ne, tikrai ne pusę, skaičiuokim grubiai dalinį. Šiaip anuiteto skaičiuoklę galima įsijungti Sodroje. Yra anuiteto skaičiuoklės ir jūs galite vesti savo konkrečius duomenys ir jūs matysite, kokio dydžio išmokas jūs gautumėte ir bus paskaičiuotos skirtingos anuiteto rūšys. Tai vidutiniškai dalinama, sakykime taip, jeigu skaičiuojama, dalinama iš vidutinio pragyvenimo ilgio šalyje, tai skaičiuojama šiai dienai 18-20 metų, grubiai skaičiuokime 20 metų, tai paimkite tą savo sukauptą vertę, padalinkite iš 20 metų, iš 12 mėnesių ir jūs gausite tą vidutinę išmoką, kuri bus mokama. Tai grubiai 60 000 sukaupus, man atrodo, kažkas apie 250 eurų gaunasi, ne? Kažkas tokio.
Pasiskaičiavau jo irgi tuo pačiu. Dabar apie ką dar? Dar buvo toksai, jei visgi norėčiau nutraukti, Daiva rašė, ką daryti su pinigais? Tikrai neišleisti. Mano rekomendacija buvo, jeigu nuspręstumėte kažką daryti, neišleiskite, ta prasme, nutraukti, neišleiskite tų pinigų. Tada sudarykite kažkokią kitą investavimo sutartį, nežinau, trečios pakopos pensijų kaupimo sutartį, nes trečios pakopos pensijų kaupimo sutartys, aišku, turi šiek tiek didesnius administravimo mokesčius. Visada tai, kas nėra dalinai valstybės subsidijuojama arba taip pat griežtai kontroliuojama kaip antra pakopa, turės kažkokius tai šiek tiek didesnius mokesčius, kuriuos mes sumokam už galimybę patys kontroliuoti savo pinigus. Bet jeigu tik tai nėra kažkokio poreikio paimti ir išleisti tuos pinigus, pasistengkite jų neišleisti. Rūta negirdžiu. Kažkur kitur. Buvo dar toksai klausimas iš Marinos. Ar nutraukus išsimti galima tik tuos 25% apmokestinamai, čia gal užsitvirtinti reikia, ar visas, kurią savo įmokėtų pinigų plus investicinė grąža? Taip, tai jeigu mes nutraukiame per ateinančius 2 metus, nuo 26 metų sausio 1 iki 27 metų gruodžio 31, tai mes galim išsiimti visą savo įmokėtą dalį, visą investicinę grąžą neapmokestinamai. Per ateinantį 2 metų langą mes išsiimame pinigus neapmokestinamai. Po 27 metų gruodžio 31 dienos 25% ir jau taikant 3% atskaitimą. 25%, bet nedaugiau nei savo lėšomis sumokėta. Taip, dabar aš čiate daugiau klausimų nebematau, čia tokia diskusija buvo, tai nebent jeigu kažkieno klausimo neįgarsinau. Buvo preliminarūs klausimai, man atrodo, ne, Rūta? Jo, buvo ten keli preliminarūs iš registracijų. Taip, tai vat aš galbūt irgi juos paskaitysiu. Kaip manote, ar bus kokios skaičiuoklės, kurios padės apskaičiuoti išėjimo pasekmes? Taip, buvo žadėta, kad turėtų Sodroje atsirasti iki metų pabaigos kažkokios skaičiuoklės, kur galima būtų paskaičiuoti, kiek žmogus atsiimtų, kiek grįžtų į Sodros pensijos taškus ir ko gero, kiek padidėtų ta Sodros pensija preliminariai. Buvo žadėta, kada jos atsiras, mes irgi to nežinom, kaip nežinom ir kritinių ligų to galutinio sąrašo. Tai apie pasikeitimus, kurie įsigalios nuo kitų metų, jau kalbėjome, tai pasikeitimų tikrai nemažai. Tai jeigu būčiau tiesiog paprastas žmogus, nedirbantis su finansais arba kažkaip tai nesusijęs su šia sfera, aš ko gero tikrai būčiau pasimetusi ir labai ieškočiau tos asmeninės kažkokios tai konsultacijos. Tai tikiuosi, kad jūsų konsultantai jūs gerai konsultuoja, o kaip pasikeisti įmonių sumokami mokesčiai ir kokiams išlaidoms reikia pasiruošti. Tai tas antros pakopos pensijų kaupimas, jis niekaip neįtakoja įmonių mokamus mokesčius. Įmonių mokamus mokesčius įtakoja mokesčių reforma. Ir tie mokesčių padidinimai nuo sekančių metų, to progresyvinio gyventojų pajamų mokesčio dar vienos kartelės įvedimas ir kiti apribojimai, kurie įsigalioja nuo kitų metų. O nebent jeigu įmonė moka tos 3% pati savavališkai už darbuotoją, nes yra tokių įmonių, kurios savo norų tos 3% už darbuotojus mokėdavo, tai tų 3%, jeigu žmogus nutraukia, nereikės mokėti. Ir tiek. Ja, čia tokia amžina diskusija, ar čia iš darbdavio, ar čia iš darbuotojo yra mokama ir kartais... Iš darbuotojo turėtų būti mokama, iš darbuotojo visada. Teisiškai mes žinom, kad taip turėtų būti, bet kai tarėsi darbdavys su darbuotoju, jie kartais tiesiog susitarė sumą į rankas ir va tada gaunasi, kad ten visi kaupimai, tarkim, tiesiog gaunasi kaip mokesčiai. Aš dar noriu irgi paminėti, va čia kadangi buvo klausimo apie visų mokesčių reformą, tikrai reforma yra labai iš daug punktų susidedanti. Tai sekite mano Facebooko ir ne tik Facebooko socialinės paskyras, nes aš dabar filmuoju seriją labai tokius trumpus imu apie pakeitimus, pavyzdžiui, apie nekilnojamo turto mokesčio pakeitimas gyventojams, nekilnojamo turto mokesčio pakeitimas įmonėm. Nes labai yra daug apie ką kalbėti, labai sunku išaiškinti, kas ten keitėsi, tai va tokiais mažais gabaliukais, bet kiekvieną savaitę dėsiu ir iki tų 26 metų, kol jie ateis, tai tikiu, kad apie viską bus pakalbėta.
Jeigu nepasikeis. Jo, o plus dar, kad yra laukiamų tokių, vat, kaip tu sakai, laukiamas sąrašas lygų, nors aš galvau, kad jisai automatiškai turbūt yra tas kritinis sąrašas, kurį turi visos draudimo bendrovės. Tai nėra jo reiškia, ne? Nu va, nu, žinai. Kol kas nėra. Aš manyčiau, tai turėtų būti kažkas panašaus, bet tiksliai pasakyti mes dėja kol kas negalim. Bet aš manau, kad didžiausios lygos bus, bet ir ko gero turėtų būti nustatytas tam tikras procentas, kiek neįgalumo galbūt žmogus įgauna susirgęs tą kritinę ligą, nes kritinių ligų stadijos irgi būna labai skirtingos. Ne, kaip su gydytojas kalbu irgi sako, būna kritinis ligonis ir būna nekritinis ligonis. Tai to kritinės ligos liga kritinė, pačio vardinimo mes nesuprantam jo, nes liga kritinė, bet būklė gali būti arba kritinė, arba nekritinė. Tai vad galbūt valstybė irgi tai atsižvelgs kažkiek tai. Tai jo, tai dar reiškia, trūksta papildomų tų teisės aktų išaiškinimų pakeliui. Laukiame jų, o aš dar norėjau tokį vieną klausimą užduoti apie geografiją, nes, vat sakai, investuokite į patikimus fondus, ten pasitikrinkite, taip toliau, taip toliau. Tai aš savo, ką esu nusprendus dėl geopolitinės visokių, nu, sakykime, aplinkybių, kad aš vis tik tai norėčiau, kad mano investicijos kauptųsi ne Lietuvoje, o kažkur tai kuo toliau, gal net už Atlanto. Tai va dabar Aljansą atstovauju pati, ar ne? Tai kur dabar tas mano fondas randasi? Labai geras klausimas, nes šiaip tai mes ir investuojam į pasaulį, mūsų investicijos yra labai plačiai diversifikuotas, mes turim aktyvaus valdymo investavimo principą, turim skyrių, kuris užsiima labai nuodugniai tuo investavimu, neinvestuojame į uždaro kapitalo privačius kažkokius tai fondus, tai galbūt irgi kažkas prisimena, čia buvo pagarsėjus ta situacija dėl investavimo, pensijų fondų investavimo į Bold Cap. Allianz niekada neinvestuotų į tokio tipo fondus, tai ką aš galiu pasakyti, aš galiu tave tik tai pagirti, Rūta, jo, gerą įmonę pasirinkai, šiaip žinau, kaip dirba iš vidaus mūsų įmonė ir kiekvienas investavimas, visos lėšos, kiekvienas fondas yra labai nuodugniai analizuojamas, tai turi būti ilgalaikę istorinę grąžą turintis fondai iš neabejotinų šalių. Ir norėčiau, kad tai būtų kuo daugiau Amerikoje visko. Labai daug Amerikos mes turim šiuo metu. Kiek procentais Amerikos gaunasi? 50? Čia kiekvieno fondo atskirai reikia žiūrėti. Kiekvieno fondo atskirai, nes yra gyvenimo ciklo pensijų fondai ir tas investavimas proporcijos gali būti keičiamos, bet jo, žiūrint iš istorijos, dabar jeigu paskutinius 20 metų būtume investavę tik tai Ameriką, tai būtume visi didžiuliame pliuse. Milijonieriai būtume. Aišku. Tai nežinau, yra 11 valandų 33 minutės, turėjom tikrai ilgesnį laiką, negu visada verslo pusryčiai trunka, bet aš tikiu, kad ir tema yra labai ir svarbi, ir aktuali, ir klausimų joje yra daug, ir gal dar ne visi buvo užduoti, ne visi kilo natūraliai. Tai po šių verslo pusryčių paprastai yra ir vaizdo įrašų pasidalinama, ir prašome dalyvių pranešėjų, kad jie skaidriam pasidalintų, savo kontaktais pasidalintų, kad vėlgi žmonėm, kurie vėliau žiūrės arba vėliau kils klausimų, galėtų susisiekti, konsultuotis ir gauti, kaip sakoma, informaciją iš profesionalų. Ar aš galiu dar vieną paskutinį klausimą užduoti? Gal galit greitai pasirašyti, nes aš matau, kad mūsų dar yra pakankamai daug, 27 žmonės, tai nežinau, kaip pasikeitė jūsų nuomonė per tą paskutinę valandą, pusantros, kol mes čia kalbėjome, ar planuojate pasilikti, ar planuojate pasitraukti? Nuoširdžiai, man tiesiog įdomu sužinoti, kokia rinkos dalis dabar, kaip mąsto. Aha. Kai dar nežinote, tai irgi yra labai svarbu, nes reiškia, dar svarstate, dar abejojate ir nėra vienareikšmiškai kažkokio tai sprendimo traukti. Iš tikrųjų, tai smagu buvo pamatyti, kiek valstybė yra primokėjusi, nes aš visą laiką svarstau, kad reikia dar, kaip čia pasakyti, plėsti savo investicijų krepšelį ir buvau tokį nusimačius, kad jeigu jau leis išsimti, tai išsiemu ir dedu atskirai kažkur kitur į fondus.
Bet kita vertus, vat ir kaip dalyviai klausinėjo, nu, investavimas visada yra rizika ir aš ką girdžiu, kad antra pakopa yra labai labai daug sudėta saugiklių ir labai daug suvaldytos tos rizikos ir apdraustos. Ir valstybė tiki, valstybė savo įmokomis rodo tikėjimą šitą sistemą. Tai gal turbūt dėl saugumo reikia jį vis tik palikti. Taip, aš manyčiau, kad jeigu yra galimybė, čia yra tik tai 3 procentai nuo mūsų pajamų ir jeigu tie 3 procentai, kaip ir minėjau, nesudaro labai tragiškas, nu, negali sudaryti labai didelės mūsų pajamų dalies, nes tik tai 3 procentai, nebent absoliučiai skaičiais, kažkam tai yra didesnė suma, kažkam yra mažesnė ir galbūt proporcijos su valstybinė ta subsidija yra skirtingos, bet 3 procentai nuo mūsų pajamų šiandien drastiškai nepakeis mūsų gyvenimo. Tai visa kita, ką mes galim padaryti savo lėšomis, mes galim turėti trečią pakopą, mes galim turėti kažkokį savo akcijų portfelį. Aš taip pat visą tai turiu, aš investuoju skirtingais būdais į skirtingas turto klases ir į nekilnojamąjį turtą, bet vat irgi girdžiu, kad čia nekilnojamas turtas irgi, jo rinka irgi gali labai keistis ir jeigu mes visi lietuviai nekilnojamo turto pirkimą ir nuomą, pasyvią nuomą vėliau senatvėje laikysim kaip vienintelį pragyvenimo šaltinį, tai man atrodo, kažkada ta rinka gali labai stipriai pasikeisti, ne? Žinot, aš tik stebiu, jo, nekilnojamas turtas, tai visada tarsi atrodė pats geriausias pasirinkimas visiems, bet stebint karo veiksmus Ukrainoje ir kaip yra bombarduojamas nekilnojamasis turtas, tai vat įsivaizduokit, kad vat lygiai taip pat subombarduoja jūsų investicijas Lietuvoje ir kas toliau. Nei tu greit išsimsi, nei likviduosi, viskas, tau nušlavė nuo žemės paviršiaus. Tai aš suprantu, kad investavimas visada yra rizika, net kartais atrodo, kad negali jos būti jokios čia. Tai ačiū visiems, ačiū Svetlanai, tikrai jau noriu stabdyti šitą gerą diskusiją, kviečiu visus toliau konsultuoti su Svetlana individualiai ir laukite vaizdo įrašo, pasidalinkit su kitais, kas neprisijungė, nedalyvavo, tikiu, kad daugam svarbi tema šita buvo. Ačiū labai visiems. Kiek? Jeigu kalbant apie